Didžiausią nerimą investuotojams kėlė bankinis sektorius, mat vienas didžiausių JAV bankų, JP Morgan, pranešė patyręs 76% pelno nuosmukį. Rinkos dalyviams mažai įtakos turėjo Europos centrinio banko sprendimas mažinti palūkanas iki 2%. Baimės dėl mažėjančių įmonių pelnų bei apkarpamų prognozių užgožė tokias naujienas. Pabaltijo akcijų rinkos ir toliau banguoja. Vakar kilusios šiandien vėl kristelėjo. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas smuko 0,57%. Panašu, kad investuotojai rado nišą, kurioje gali spekuliuoti, mat bankinis sektorius vėlgi susilaukė didelio dėmesio. Milijoninė apyvarta pasiekusios ūkio banko akcijos krito virš 2%, o bankas Noras išlaikė teigiamus pokyčius, nors ir neženkliai vos 1 centu kaina šoktelėjo aukštyn. Pastaruoju metu gerokai atsitiesusi į viršų bankų kaina yra didžiulė pagunda investuotojams užsidirbti lėšų. 12,5% viršų kopusios Lietuvos jūrų laivininkystės akcijos vėl tapo spekuliantų įrankis tikintis privatizavimo. DNB Nord bankui paskelbus apie teikiamą oficialų siūlymą, supirkti akcijas kaina kilo iki 114 litų ribos. Nuo bendra biržos apyvarta šiandieną kiek ūgtelėjo ir siekia 3 800 000 litų. Rygos vertybinių popierių biržos indeksas išlaikė 31% kilimą. Iki 17 000 Latvijos latų užaugusi apyvarta įtakojo kiek suaktyvėjusi priekyba Grindex akcijomis. Na, o Talino vertybinių popierių biržos indeksas krito daugiausiai – 1,44%. Tokį rezultatą lėmė pasyvūs investuotojai, kurie nebuvo linkę pildyti savo portfelių. Vos 400 000 eurų buvo perleista vertybinių popierių, iš kurių beveik pusė perleista tiesioginiais sandoriais. Kiek aktyviau prekiauta Olympic Entertainment Group bei Tallink Group akcijomis. Šiandieną naujienų tiek, viso geriausio.